Šiandieną gaminsime visiems gerai žinomą tradicinį italų patiekalą makaronų su boloneze padažu. Taigi, ko mums reikės? 300 g maltos mėsos, spageti arba tagliatėlį makaronų, 1 morkos, 1 svogūno, kelių skiltelių česnako, kietojo tipo sūrio pagal skonį. Metas prieskoniams. Čia turime 2 variantus. Maišyti žolelės patiems arba naudoti puikiai subalansuotą Maggi idėją prieskonių ir žolelių mišinį. Jame rasime raudonėlį, petražolės, baziliką, čiobrelį, mairūną ir tinkamą kiekį druskos. Papildomai reikės tik šlakelio aliejaus ir 250 ml vandens. Maggi idėja prieskonių mišinys tiks visiems, kuriems svarbu patogumas, paprastumas bei noras pagaminti gardžią vakarienę, nesugaištant daug laiko virtuvėje. Morką supjaustume kubeliais, svogūną ir česnaką susmulkiname. Keptuvėje su šlakeliu aliejaus apkepiname svogūną su česnaku ir galiausiai morką. Sudedame mėsą, šiek tiek druskos ir pipirų, maišome plakimo šluotele. Pilame 250 ml vandens ir suberiame Maggi idėją pakelio turinį. Užverdame. O kol mes atraškinasi, metas makaronams. Makaronus išverdame pagal instrukciją ant pakuotės. Nukošiame, dedame į padažą ir išmaišame. Makaronus patiekiame lėkštėje, pagardinę tarkuotų kietuoju sūriu. Skanaus!